Mėlyjeji, štai ir vėl prasidėjo knygų mugė. Čia tokia ypatinga proga, kai susirenka tiek daug šviesių ir labai giedrų žmonių. Tad mes pradėsime dainą Giedra. Ir mylėti šviesoje, o čia taip ilga kasdien. Aš tavęs nepažįstu, nors vis atpažinojau. Ir liks sapnas šis sykį, mena kaip mūdų rojui, širdimi paragavę, po dangom suvilioja, vienas kitą atrado, pasislėpę tamsoje. Jau atsibodo tamsoje, noriu lėkt ten, kur giedra. Lietuvos pirmoji ponė Diana Nausėdienė, mėlyjeji Vilniaus knygų mugės dalyviai, rašytojai, kūrėjai, skaitytojai, visi geros valios žmonės, kurie šiandien kartu atidarėte dar vieną Vilniaus knygų mugę. Pradėkime nuo jūsų plojimų šios dienos artimiausios valandos renginį. Ir žinoma, pradėkime nuo padėkos duetui Superkoloritas. Taip, šių dviejų žmonių duetas vadinasi Superkoloritas. Tai Giedrė Nalivaikaitė ir Adomas Koreniukas, kurie kūrė šiuolaikinę lietuviškos estrados versiją. Jų klausantis visą laiką aplanko mintis apie vasarą, atsibodo tamsoje, kaip jie dainuoja. Bet iki ateis vasara mes turime šiek tiek rimtesnių užduočių artimiausių metų. Ypač džiugu pranešti, jog 20 kartą renkame metų knygas. Apie 2 dešimtmečių kelionę mes pakalbėsime diskusijoje,
visai netrukus. Šiandien prieš tai sužinosime šių metų akcijos nominantų vardus 5 kategorijose - prozos, poezijos, negrožinės literatūros, knygų vaikams ir paaugliams. O prieš visą tai pradedant, leiskite sveikinimo žodžiai pakviesti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinę direktorę Aušrinę Žilinskienę. Gerbiama ponė Diana, mėly kolegos, gerbiami bičiuliai, knygų skaitytojai, rašytojai, kūrėjai, leidėjai. Knygų mugė skaičiuoja 25 metus, o metų knygas renkame jau 20 kartą. 20 metų, daug ar mažai. Beveik nuo pat pradžių akcija pateko į nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankas. Ir stengiamės tuos metus tą akciją plėtoti, vystyti, ji keitėsi, ji įgavo naujų kategorijų, naujų formų, bet svarbiausia, ji išliko skaitytojų akcija. Ačiū visoms komisijoms, kurios padaro tą didelį ir sunkų darbą. Iš daugybės parašomų Lietuvoje per metus knygų atrinkti 5, patikėkite, sunkus darbas. Bet po to jau kviečiame įsijungti skaitytojus. Ir šiandien paskelbę 5 tikimės, kad tai paskatins jūs perskaityti tas knygas, nes balsuoti visada smagiau, kai žinai, už ką balsuoji. Taip, sveikinu visus su šia švente, lauksiu 5, nežinau kaip ir jūs, kas ten parašyta. Labai tikiuosi, kad visi tie, kurie pateko ir kurie nepateko, vis tiek bus pradžiuginti ir sveikinu visus dar kartą, nepamirškite apie metų knygą ir dėkoju visiems be abejo akcijos rėmėjams, partneriams ir komandai, kuri kasmet tai padaro didelę šventę. Ačiū visiems. Dėkoju Aušriniai Žilinskieniai. Aušrinė, kaip jau ir pasakė, apie ką yra metų knygos rinkimai, bet aš vis tik tai priminsiu, jog metų knygos rinkimų tikslas - skatinti Lietuvos rašytojus kurti, o leidėjus leisti kokybišką literatūrą įvairaus amžiaus žmonėms, skatinti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių gyventojus skaityti, užtikrinti skaitimą skatinančios aplinkos kūrimą ir meniškai vertingos literatūros prieinamumą. Akcijoje dalyvauja knygos pirmą kartą išleistos kalendoriniais metais, nuo sausio 1 iki gruodžio 31, o balsuoti už jums patinkančią knygą ir jos autorių galite ir jūs, kadangi lemtingas sprendimas, finalinis sprendimas yra jūsų rankose. Tai galėsite padaryti, kaip Aušrinė sakė, galėsite įsijungti jau iš karto po šio renginio iki balandžio 23 dienos svetainėje metuknyga.lt ir portale lrt.lt. Na, o jau tradicija, kad rezultatus paskelbsime ir nugalėtojus apdovanosime gegužės 7 spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Pauzę visą laiką galima užploti. Taip, yra žmonių, kurie perskaitė viską Lietuvoje, jų nėra daug ir jie yra mano rankose, jie padarė milžinišką darbą, jie sutaupė jums laiko, jie viską perskaitė, atrinko 5, jums belieka tik tai balsuoti. Taigi susipažinkime, padėkokime ekspertams, kurie vertino vaikams ir paaugliams išleistas knygas. Dailėtyrininkė, vaikų knygų iliustracijų tyrėja daktarė Jolita Liškevičienė, prozininkė, novelistė, knygų paaugliams autorė Daina Opolskaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja daktarė Asta Skujytė Razmienė, komisijos pirmininkė. Čia jūsų plojimai gali nenutrūkti, jūs tiesiog plokit, aš skaitysiu, visi dirbsim savo darbą. Vaikų knygų leidybos specialistė, rašytoja, vertėja, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus narė Ieva Vaitkevičiūtė. Prozininkė, vaikų ir paauglių knygų autorė Kotryna Zylė. O štai ekspertai vertinę prozos ir poezijos knygas. Rašytoja, meno bangų projektų vadovė Gintarė Adomaitytė. Rašytoja, literatūros kritikė Renata Šerelytė. Literatūros žurnalo Metai vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus, šios komisijos pirmininkas. Literatūrologas leidėjas Mantas Tamošaitis. Literatūrologė daktarė Rita Tutlytė. Taip pat jūsų plojimai skamba ekspertams vertinusiems negrožinės literatūros knygas. Istorikas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas daktaras Marius Emužis.
Poetas vertėjas Antanas Gailius, literatūrologija mokslo leidinių redaktorė profesorė Reda Pabarčienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja, projektų vadovė, įvairių konkursų komisijų narė daktarė Jurga Trimonytė Bikelienė. Čia bus dabar ilgiausias pavadinimas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto moderniosios literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, vadovų humanitarinių mokslo fakulteto docentė, vertėja, docentė daktarė Gitana Vanakaitė. Ačiū Jums visiems. Akcijos organizatoriai Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija, partneris Lietuvos leidėjų asociacija ir informacinis partneris Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Paplokime jiems visiems. Taigi, regis atėjo ta akimirka, kuomet mes sužinosime nominantus visose 5 kategorijose ir pradėsime nuo nominantų knygų vaikams kategorijoje. Šią kategoriją pristatys pirmoji Lietuvos ponia ankstyvojo skaitimo skatinimo programos Knygų startas globėja ponia Diana Nausėdienė. Iškilmingos akimirkos niekada nepraeina tyloje. Labadiena, mėlyjeji sielos draugai. Dėkoju kiekvienam esančiam salėje ir dėkoju kiekvienam, kuris prisilietė savo sielą, savo darbus, savo mintimis, savo kūrybą, realizacijomis prie to, kad jubiliejinis knygų mugės renginys įvyktų. 25 metai, ketvirtis šimtmečio ir tokio įspūdingo šimtmečio yra to galingo Lietuvos kultūrinio elito bendruomeninio tinklo, tinklaveikos pasiekimas. Iš tikrųjų, būnant čia, jautiesi oazėje, kurioje tyla yra svarbi, lygiai taip pat svarbi kaip žodis. Aš manau, kad kiekvienas sėdintis salėje žino, kokią vietą pasaulio kalbų žemėlapyje užima lietuvių kalba. Mes kalbame apie jos grožį, apie jos skambumą, apie jos archaiškumą, apie galybę dalykų, kurie telpa žodyje. Iš tiesų, kalba viena iš seniausių, archaiškiausių, kalba apie gilius kultūrinius klodus. Bet kodėl aš apie tai kalbu? Nes knygų mugė yra pasaulinio masto fenomenas gimęs Lietuvoje. Ir jis neatsiranda tuščioje vietoje, jis atsiranda toje erdvėje, kurioje yra branginamos prasmės, kuriame yra branginama kultūra, bet dėja kultūra neišgelbsti nuo daugelio dalykų, kurie vyksta dabartinėme pasaulyje. Ir mes turime šalia kultūros kalbėti apie moralę, apie kiekvieno kasdieninio mūsų sprendimo moralumą. Čia slypi atsakymas visame kame. Ir jūs susirinkę šioje salėje, jūs skaitantis, mąstantis, jungiantis akademinius kultūrinius ryšius, tiesiog kuriantis bendražmogišką dialogą, kuriame kalbame apie prasmes, apie tai, kas yra svarbu šiandien, čia ir dabar, jūs darote nepaprastai gražų darbą. Jūs kuriate šiandieninės Lietuvos kelią, stovėdami ant savo protėvių pečių, ant savo protėvių kultūros, kalbos šaknų. Jūs perduodate patį gražiausią dalyką pasaulyje, kurį tauta gali perduoti kiekvienam savo bendrapiliečiui. Tai yra tas žodis, kurio prasme, tikslumą, talpą, grožį, prasmingumą supranta tie žmonės, kurie jį brangina. Žodis yra sakraliausia mūsų bendravimo forma, o kreiptis į
augantį žmogų, į besiformuojantį žmogų, formuoti jo sielą, perduoti tai, kas svarbu mums, užaugusiems šioje šalyje, gyvenantiems, besidžiaugiantiems šią šalimi, kuriantiems šioje šalyje, statantiems ją, tiesiantiems kelią į ateitį, į Lietuvos šviesą pasaulyje. Leiskite man paminėti tuos 5 išskirtinius nominantus. Aš labai noriu padėkoti ekspertam, kurie sudarė šitą 5 nominantų sąrašą, nes patikėkite, didesnio pragaro aš žemėje neįsivaizduoju, kaip iš galybės kūrėjų išrinkti tuos 5, bet tai, kad tie 5 tokie atsirado, jie yra ypatingi. Jie yra ypatingai verti mūsų dėmesio. Tai leiskite man padėkoti už garbę kreiptis į jūs visus čia šiandien ir paskelbti tuos nominantus. Knygos vaikams. Eglė Jasė, iliustruotoja Julija Račiūnaitė, Kamandosė. Išleido Labdaros ir paramos fondas Švieskime vaikus. Rūta Kačkutė, iliustruotojas Eglė Rudžionytė, Meškelienė, Reda Tomingas, Gintaro kelias nuo Romos iki Baltijos. Išleido Alma Litera. Vytautas Valansbergis, iliustruotoja Dalia Karpavičiūtė, Pūkis ir Kėkštas. Išleido Dominikus Lituanus. Paulius Norvila, iliustruotoja Patricija Bliui Stodulska. Tėčio Marselio liežuvis. Išleido Baltos lankos. Paulius Norvila, iliustruotoja Salvija Vaičikonytė, Išprotėję eilėraščiai. Išleido Nieko rimto. Mielieji, dar kartą ačiū Jums, kad skaitote, skaitykite daug geros literatūros, skaitykite vaikam, susitikime apmąstymų vandenynuose ir palaikykime vienas kitą. Gerų dienų, gražios mugės ir laimės visiems. Dėkojame poniai Dianai Nausėdieniai. Metas knygoms paaugliams ir šią kategoriją pristatys istorijos mokytojas Antanas Jonušas, dirbantis Vilniaus Valdorfo ir pažinimo medžių mokyklose. Labas visiems. Toks geras jausmas būti tarp bendraminčių, nes visi vienaip ar kitaip esame susijęs su knygomis. Mėgėjai, skaitytojai, rašytojai, leidėjai ir taip toliau. Tai labai gera būti kartu ir labai džiaugiuosi galėdamas būti metų knygos tradicijos dalimi ir ypač didžiulę garbę pristatyti metų knygos paaugliams nominatus, nes esu paauglių mokytojas, mano paaugliai skaito, mes dalinamės knygų rekomendacijomis, mes pavasaras apžvelgėme, kas ką perskaitė, aš perskaitau jų rekomenduojamas knygas, nešu iš namų knygas jiems, tai labai gražu iš tikrųjų. Manau, kad ypač svarbu rašyti paaugliams, nes vaikai skaito, turbūt ar neskaito, o paaugliams yra tiek daug veiklų ir tiek daug visko, kas gali juos kažkur nukelti kitur. Tai ačiū labai tiems, kas rašo paaugliams, kad jie išlaikytų meilę knygai ir skaitimui. Taigi, nominatai yra Justina Kapeckaitė, dailininkas Paulius Uziela, Tyroji Aušra, išleido Nieko rimto. Aušrinė Tilindė, iliustruotoja Roberta Railaitė, Šiurpnakčio istorijos, išleido Alma Litera. Ir Rebeka Una, iliustruotoja Lina Klijukina, Paskutiniai vaikai, išleido Nieko rimto.
ir viskas. Taip. 3. Gražios visiems mugės. Ačiū Antanui Jonušui. Nominantus prozos kategorijoje pristatys Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė. Kadangi jau šiandien kalbėjau, tai pataupysiu laiką diskusijai. Tai man garbė pristatyti prozos knygas nominantės. Ieva Dumbrytė, Negrįžtantis. Leidykla Kitos knygos. Mykolas Sauka, Kambarys. Išleido leidykla Odilė. Ieva Marija Sokolovaitė, Pozuotoja. Išleido Baziliskas. Kotryna Zylė, Mylimi kaulai. Išleido Aukso žuvys. Ir paskutinė, Darius Žiūra, Diseris. Išleido Kitos knygos ir Vilniaus dailės akademijos leidykla. Balsuokite. Ačiū Aušrinei Žilinskieniai. Nominantus poezijos kategorijoje pristatys ilgametė akcijos koordinatorė, buvusi Nacionalinės bibliotekos darbuotoja Aldona Augustaitienė. Tai poezijos knygos nominantės. Austėja Jakas, Mylinieji malonumai. Išleido Baziliskas. Jurgita Jasponytė, Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Mindaugas Nastaravičius, antra dalis. Išleido Tyto Alba. Tomas Petrulis, Daikto kūnas. Išleido Baziliskas. Vytautas Stankus, Renkant kaulus. Išleido Baziliskas. Sėkmės autoriams ir malonaus skaitimo. Ačiū Jums, Aldona. 5. nominacija negrožinių knygų kategorija ir ją pristatys skaitimo ambasadorius, rašytojas Justinas Žilinskas. Sveiki, dar nėra tekę daryti tokio darbo, bet man labai smagu, kad negrožinių knygų kategorija prieš keletą metų atsirado ir kad jinai toliau laikosi. Ir apskritai, kad į negrožinės knygas mes taip pat pradedame kreipti daugiau dėmesio ir jų vis daugiau atsiranda. Taigi, negrožinės knygos. Viktorija Daujotytė, Kai rašai, nebijai. Autobiografiniai tekstai. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Donaldas Kajokas, Leistinas privatumas. Dienoraščiai 1979-1999. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Jolita Mulevičiūtė, Regos politika. Lietuva Rusijos imperijoje. Išleido Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Rūta Oginskaitė, Kartu. Jūratės Paulėkaitės istorija. Išleido leidykla Intercept. Arūnas Streikus, Nemeilės trikampis. Šventojo sosto rytų politika, sovietų režimas ir Lietuva. Išleido naujasis židinys Aidai. Puikios mugės. Ačiū Justinai. Dėkojame Justinui Žilinskui. Mėlėjai, štai ir paaiškėjo knygos pretendentės šiemet besirūksančios dėl metų knygos titulo. Norėčiau jūsų paprašyti aplodismentais palydėti visus 5. Už juos jau netrukus bus galima balsuoti. Taip pat primenu, kad tradiciškai nominuotas knygas bus galima pažymėti specialių antspaudų Exlibris LT stende numeris 5C09. Taip pat šiemet kviečiame pirkti ir skaityti metų knygos rinkimuose nominuotas knygas ir gauti dovanų. Vilniaus knygų mugėje įsigykite visas vienos metų knygos rinkimų kategorijos knygas, jau kaip supratote, labiausiai apsimoka paauglių. Ir su jumis atvykite į Lietuvos nacionalinės bibliotekos stendą 5D21, kur gausite 4.
knygą, dovaną tiksliau. Ši akcija vyksta tik Vilniaus knygų mugės metu ir žinoma, dovanų skaičius yra ribotas. Mėlyjeji, norėčiau padėkoti organizatorių vardu poniai Dianai Nausėdieniai. Žinome, kad jūsų dėmesio laukia ir kiti knygų mugės dalyviai. Ačiū, kad skiriate jo ir mums ir paskelbėte vieną iš kategorijų. Dėkojame. Gražios knygų mugės ir prasmingų skaitinių bei atradimų joje. Na, o kol mes persijungsime į kitą režimą, diskusijos režimą apie šios penketukus, o taip pat apie knygų mugės 20-metį, aš atgal į sceną norėčiau pakviesti super koloritą ir jie mums padovanos pušų pavėsyje. Pagalvojom, turbūt visi sutiksit, kad geriausiai knygos skaitosi prie jūros, pušų pavėsyje. Quando
vandenį vėjuotą, šis kelias veda smėlio pilį, banguokime į puotą, šok su manim į vandenį vėjuotą, šis kelias veda smėlio pilį, banguokime į puotą, šok su manim į vandenį vėjuotą, šis kelias veda smėlio pilį, banguokime į puotą. Tai buvo super koloritas. Žinot, su tais plojimais atlikėjams yra toksai vienas nedidelis dalykas. Paprastai muzikantai pradeda groti kokių 6 metų, 5 kartais. Baigia muzikos mokyklą, tada įstoja į universitetą, ten taip pat groja, tada įsidarbino kokiam nors orkestre, ten groja šeštadienį ir sekmadienį, tada jų vaikai irgi eina į muzikos mokyklą, groja. Ir paprastai jie tai daro dėl vienos paprastos priežasties, tam, kad jūs jiems paplotumėt. Mūsų renginys šiandien jau antroje pusėje ir mes iki tol, kol pradėsime balsuoti, turime pakalbėti apie tai, kaip atrodo šių metų penketukai ir koksgi tas buvo metų knygos rinkimų 20-mečio kelias. Norėčiau į sceną pakviesti ir vietas užimti šios akcijos sumanytoją Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinę direktorę daktarę Rūtą Kačkutę, rašytoją Akviliną Cicėnaitę, vaikų literatūros tyrėją docentą Kęstutį Urbą, literatūros kritikę daktarę Jūratę Čerškutę ir leidėją literatūrologą Mantą Tamošaitį. Ačiū. Štai mūsų scena iš koncerto scenos, iš paskelbimo scenos tapo diskusijų scena. Penketukai jau paskelbti ir aš norėčiau jūsų paprašyti labai trumpais komentarais pasidalinti, koks pirmas įspūdis pamačius tokią konsteliaciją ir tokį sąrašą. Jūratė, gal pradėkim nuo jūsų. Aš iš viso esu čia, kaip sako, ne prie ko. Įspūdis geras, metai geri, šiaip iš tikrųjų šiemet turbūt reikia pasakyti, kad lietuvių literatūros metai kaip niekad yra labai geri, yra labai daug naujų, jaunų, debiutuojančių autorių ir man visada, aišku, pirma mintis paskelbus penketukus visada kažko pasigimdi, tai aš dabar kalkuliuoju, ko trūksta. Iš ilgųjų sąrašų, ko nebuvo ilguose sąrašuose ir šiaip beje labai džiaugiuosi, kad atsirado ilgieji sąrašai ir ką sakė Justinas, labai džiugina, kad pagaliau atsirado negrožinės literatūros kategorija ir kad ji štai jau keliarius metus yra tikrai labai stipri. Ačiū. Rūta, pratęskite. Nežinau, man labai sunku kažką pasakyti, aš labai džiaugiuosi, kad yra tiek daug kategorijų ir tikrai labai turtingos. Ir man irgi gal kažko dar trūksta, bet labai džiaugiuosi už tas knygas, kurios pateko, nes nemažai jų jau skaičiau ir tikrai jos man atrodo labai vertos čia būti, o man pačiai asmeniškai tai šiandien yra iš viso šokas. Tai Ta proga aš noriu labai pasveikinti Rūtą Kačkutę su nominacija vaikų literatūros kategorijoje, tikrai labai džiugu. Ir noriu tik paantrinti Jūratei, kad iš ties šie metai buvo labai geri ir prozos, ir poezijos metai. Ir esu tikra, kad tiesiog komisija turėjo labai sunkią užduotį sutalpinti, išrinkti tuos penketukus, todėl irgi labai raginčiau atkreipti dėmesį ne tik į šios penketukus, bet ir į ilguosius sąrašus, nes kartais tiesiog geros knygos vos per plauką lieka už brūkšnio. Mantai, jūs esate vienintelis komisijos narys šioje kompanijoje šiandien. Taip būna retai, paprastai dauguma komisijos narių dalyvauja diskusijoje. Kokie jūsų įspūdžiai ir įžvalgos po būtent šių metų rinkimų? Vėlgi pamatėme tą pačią tendenciją su paauglių kategorija, taip jau yra buvę, 3 nominantės.
vėl situacija atrodo pasitaisė, grįžo į penketuką, matome, kad vėl trejetukas. Ką tai reiškia, kad tai rodo? Galbūt mums vėl kritiškai trūksta panašios literatūros, nėra autorių. Kodėl? Aha, ačiū. Tai aišku, kad pamatęs tuos penketukus aš nesu nustebęs, kadangi bent jau 2 iš jų tiesiog žinojau. Bet man atrodo, kad kolegės labai teisingai atkreipė dėmesį į tuos ilguosius sąrašus, kadangi iš tikrųjų ta įvairovė šiemet buvo didžiulė, kas reiškia gerokai daugiau darbo komisijai, bet knygos buvo įvairios. Turime dabar jau ir gerą, stiprią, populiarią literatūrą ir turime tokią tikrai didelę įvairovę, kuri leidžia matyti pilną paveikslą. Ir šiaip galiu pasidalinti, tiesą sakant, kad pabaigę paskutinį posėdį, taip su kolegomis susižvalgėme ir sakėm, o žiūrėkit, ar nėra taip, kad jeigu mes kokias 1 ar 2 knygas iš to galutinio penketuko imtume ir pakeistume kuriomis kitomis 2, ar jums būtų skaudu, ar tai būtų tragedija? Ir visi taip palinkčio ir sakė, ne, nes bendra literatūros būklė atrodo, kad yra labai nebloga, kaip ir ta tokia gana plati įvairovė. Tai šiaip mes džiaugiamės dirbdami ir patys daug atradimų turėjome. Tai jūs to apkeitimo eksperimento paskutinę minutę nedarėt, kaip suprantu? Nedarėm dėl to, kad iš tikrųjų, turbūt patys suprantat, kad pirmiausia dėliojom tokios ir asmeninius penketukus, o tada jau atsižvelgdami į juos sprendėm problemas, kurios iškilo. Tai yra, ką daryti su knygomis, kurios surinko po lygiai balsų. Bet tokių klausimų buvo labai mažai, dėl to, kad vienoje kategorijoje iš vis sudėjus mūsų atskirus balsus, iš karto susidėliojo penketukas, kitoje reikėjo šiek tiek padiskutuoti, bet tai buvo malonus darbas, taip. Kęstuti, jūs šioje kompanijoje šiandien esate jau nebe kaip komisijos narys, mes jau įpratome jūs matyti čia kaip komisijos narė, ekspertą. Šiandien jūs esate skaitytojas, tyrėjas. Ar laiminate tokį vaikų literatūros penketuką? Taip, laiminu, labai apsidžiaugiau, kad iš tų 5 knygų vaikams 3 esu skaitęs ir su didžiausiu malonumu, skaitant ir Rūtai net laiškelį parašiau apie tai. Vieną knygą baigiau skaityti vakar, bet nebe 1 kartą. Ir iš esmės galbūt tik dėl to, kad įsitikinčiau, ar ten nėra korektūros klaidų. Ir turiu pasakyti, kad nėra korektūros klaidų 140 puslapių knygoje, tai yra labai smagu. Na, o iš paauglių trejetuko irgi vieną suskaitęs, į kitas tikrai varvinau seilę ir dabar bus proga perskaityti. Puiku, ačiū Jums labai už Jūsų pirminės įžvalgas. Apžvelgus penketukus norisi staptelėti prie 20-mečio, prie šios akcijos 20-mečio. Ir aš žiūriu Jūs, Rūta, kadangi mes Jūs pakvietėme į šią kompaniją ne tam, kad Jūs sąmoningai painiotumėt interesus tarp nominuotos autorės ir ne, bet būtent pakalbėti apie akciją, kuri startavo 2005 metais, kurioje pirmiausiai buvo viena kategorija, ar ne, suaugusiųjų. Ir štai prabėga 20 metų, kaip jūs matote tą kelionę dabar ir ar žvelgiant retrospektyviai į tuos 2005-uosius, įsivaizdavote kažką panašaus, kas ir nutiko su akcija šiandien? Kokia akcija yra šiandien? Na, aš manau, kad pirmiausia labai pasikeitė aplinka, kurioje vyksta akcija Metų knygos rinkimai. Kai jinai prasidėjo 2005 metais, apie knygas, lietuvių autorių knygas, viešoje erdvėje, ta prasme televizijoje, radijoje, praktiškai nebuvo kalbama. Ir idėja daryti šitą akciją iš tikrųjų įkvėpė Britai, nes tuo metu BBC turėjo tokią laidą, vadinasi The Big Read, kur jie pristatinėjo Didžiojoje Britanijoje išleistą literatūrą. Na ir tas noras, kad apie lietuvišką literatūrą būtų kalbama plačiai ir kad apie lietuvių literatūrą kalbėtų žmonės susitikę gatvėmis ir nesakytų, kad lietuvišką tai neskaitysiu, nes jau tikrai nebus gera. Na, mane labai tas šokiravo iš tikrųjų, nes aš buvau tik grįžus gyventi į Lietuvą iš Danijos, kur vėlgi sava literatūra yra mylima ir skaitoma. Tai čia tokia buvo pirminė inspiracija. Dabar apie lietuvių literatūrą kalba visi ir labai gerai, kad kalba. Apie lietuvių literatūrą rašo visi portalai ir labai gerai, kad rašo.
Tai, žodžiu, tai nėra tik knygų mugiai, tai yra didysis pokytis. Ir mes lietuviai pradėjome skaityti lietuvių literatūrą, ją vertinti ir netgi leidėjai man galbūt neleis sumeluoti, bet lietuvių literatūra yra viena geriausiai perkamų dabar. Tai aš džiaugiuosi, todėl kad aš nesakau, kad tik šitą akciją pakeitė, bet šitą akciją buvo pirmas žingsnis, kuris galbūt davė tą teigiamą postumį keisti požiūrį į lietuvių literatūrą. Na, akcija išgyveno įvairių laikų, štai radau interviu su jumis 2010 metais, jūs sakėte, sunkmetis matyt turėjo įtakos vertybių rikiuotėjai, suaugę žmonės pradėjo dažniau skaityti knygas, jie balsuoja aktyviau negu 2008 metais. Apskritai krizės yra palankios literatūrai skaitimui? Na, manau, kad nežinau, ar krizės yra palankios, krizės apskritai yra palankios pasižiūrėti į situaciją ir ją keisti, nes mes nuolat turim turbūt mąstyti, kaip gyvenam, kur gyvenam ir kaip galim kitaip. Tai ta prasme galima sakyti, gal mes atsigrėžėme į kitokią literatūrą, mes jos ieškom ir tai gal ir yra palankios, bet šiaip krizių tai gal ir nelinkėčiau. Na, akcijoje, pavyzdžiui, jeigu dabar manęs paklaustumėt, kokį didžiausią iššūkį dabar matau šitai akcijai, tai ir yra tas iššūkis, kad dabar visi kalba apie lietuvių literatūrą. Tai kaip šitai akcijai apie ją kalbėti kitaip ir kaip šitai akcijai ir toliau būti aktualiai. Jūs turite konkrečių pasiūlymų? Ne, aš dabar galiu būti stebėtoja iš šalies ir tiesiog pasakau, kokie iššūkiai laukia šitos akcijos. Ir tikrai yra labai kompetitinga žmonių grupė, kuri dirba Martyno Mažvydo bibliotekoje ir apskritai, kurie, manau, tikrai turės idėjų, kaip eiti į priekį. Ir džiaugiuosi, kad akcija gyvena tiek daug metų. Tai ir iš esmės yra neįtikėtina. Na, iš tikrųjų, labai smagu matyti, kaip rengėjai, kurie sumanė akciją prieš 20 metų ir dabar tarsi komunikuoja, bendrauja ir kalba apie tos pačios akcijos plėtojimą, tai yra stebuklinga. Akvilina, žiūrint iš autoriaus perspektyvos, juk metų knygos rinkimų vienas iš tikslų yra akceleruoti autorių, padėti jam būti labiau matomam. Jūs buvote nekartą nominuota, galiausiai laimėjote visai neseniai. Ar tai suveikė jūsų atžvilgiu? Ar jūs pajautėte poveikį akcijos, būtent matomumo požiūriu, susidomėjimo ir taip toliau? Taip, ačiū už klausimą. Na, tikra tiesa yra tai, kad aš esu ilgametė metų knygos rinkimų akcijos dalyvė. 5 mano knygos buvo nominuotos, 1 laimėjo ir galiu pasakyti, kad aš turbūt esu buvusi tose visose pusėse. Ir nominuotos, atrinktos knygos autorės, ir neatrinktos, ir laimėjusios, ir galiausiai pernai turėjau garbės taip pat būti ir tarp komisijos narių. Tai tikrai galiu pasakyti, kad tas pastebėjimas, tas patekimas į metų knygos rinkimų penketuką, jis tiek autoriui, tiek leidėjui yra šventė, nesu girdėjusi nei vieno autoriaus skundžiantis. Ir vėl tas metų knygos rinkimų penketukas. Tai dabar man čia fotografuotis reikės, duoti interviu. Ne, tai yra iš tikro, knyga yra labiau pastebima, knyga yra labiau skaitoma, ypač aišku, kalbant apie vaikų, paauglių literatūrą, kur ten ir recenzijų mažiau, ir galbūt viešumo mažiau, bet lygiai taip pat ir suaugusių prozos, ir poezijos, ir kartu negrožinės literatūros kategorijose. Tai tikrai yra visokiojopa šventė. Jūrate, retai pakalbame apie tai, kaip keičiasi pats skaitytojas. Mes kalbame apie literatūros lauką, apie pačią akciją, bet apie skaitytoją, kuris kas kartą yra atakuojamas šimtų dirgiklių informacinėje erdvėje. Atrodytų, kad mūsų dėmesio laikas smarkiai trumpėja iki visiško minimumo. Ar ši akcija ir šie penketukai iš tiesų atspindi skaitytojų skonį? Labai norėčiau ir aš žinoti atsakymą į šitą klausimą. Man apskritai įdomu sužinoti, kadangi akcija yra nuo 2005, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kūrybiškiausių knygų 12 renka nuo 2003. Ir aš šiemet pagalvojau, kad man įdomu iš tikrųjų vos ne auditorijos paklausti, ar jūs skiriat tuos rinkimus. Nes kartais, aš prisimenu pačioje pradžioje, kai aš atėjau į institutą prieš daugiau nei 15 metų, tai tikrai tada net ir žurnalistai, kai kurie neskyrė. Tai kuo čia skiriasi metų knygos rinkimai? Mes galim paklausti dabar, ar skiriate rinkimus? Aš tikiuosi, kad jie žino.
pakelkite rankas, kas skiriate rinkimus, kurie yra kurie. Tai aišku, bet ir iš tikrųjų, kaip man irgi įdomu, nes aš visada esu toj pusėje, kur ekspertuoja, išrenka, o tikrai kartais norėtųsi išeiti į gatvę, pačiupti žmogų už pakarpos ir paklausti, tai ar jums svarbu, ar jūs skaitot. Nes iš tikrųjų komisijos atlieka tikrai didžiulį darbą. Čia visiems turbūt atrodo, kad yra labai smagu būti ekspertų komisijoje, iš tikrųjų nieko panašaus, nes tu turi daug skaityti, yra posėdžiai, kurie būna kartais tikrai labai įnirtingi ir reikia suderinti daug dalykų, nes dažniausiai renkant už žiūri ir tų metų visą knygų derlių ir kontekstą. Čia reikia labai daug tokių dalykų suvesti vieną vietą. Tai aš atsiprašau, negaliu atsakyti iš tą klausimą, bet jis man irgi labai smalsus. Ne kiek jūsų atsakymas, kiek bandymas atsakyti į šitą klausimą yra iš tikrųjų vertingas paprastai. Man tai keičiasi ir raiška, medijos. Štai mes pradėjome, jau paminėjome, kad pradėjome nuo vienos kategorijos, paskui buvo berods 3, tada 4, tada galiausiai 5 kategorijos, bet atrodytų, kad pats literatūros laukas labai įvairėja. Mes turime daug tiesiog naujų audio knygų rinką, tada turime įtraukę leidybą, ir taip toliau. Ar nesinori, kad čia atsirastų dar 6 kategorija, kuri, pavyzdžiui, rinktų dar kažką, tai, pavyzdžiui, metų audio knygą? Dažniausiai metų audio knyga pasirodo ir kaip knyga, kuri yra parašyta juoda ant balto. Tai nežinau, ar tokios atskiros kategorijos reikia, bet jeigu leisit truputį dar noriu sureaguoti ir į prieš tai buvusius klausimus. Kadangi kalbama apie tą tokią konkurso perspektyvą, tai aš tiesiog kviesčiau pažiūrėti į šitą konkursą kažkuria prasme kaip ir į provokaciją, kadangi pats jau esu iš tos kartos, kuris su konkursu užaugo, tai yra 10 klasėje, labai gerai atsimenu, kaip mokytoja tiesiog sakė, štai yra 5 knygos, dabar mes skaitysim šitas knygas, pasirinkit, kurią pristatinėsit. Ir aš pasiėmiau iš pradžių Giedros Radvilavičiūtės knygą, kurią šiandien labai vertinu, pabandžiau skaityti, mokytojai pareiškiau, kad tai yra nesąmonė ir greitai turėjau pakeisti tą knygą į Alvydo Šlepiko, kuris man tuo metu buvo labiau suprantamas. Bet man atrodo, tai skatina tokį ir sveiką žmogišką pyktį, pabandyti suprasti, kodėl kitam žmogui šita knyga yra vertinga. Ir tai, kaip toks mąstymo procesas yra labai svarbus tiek bręstančiam žmogui, tiek apskritai mūsų visuomeniai, kuri dažnai nebesusikalba tarpusavyje. Tai pabandyti suprasti, kodėl šitas keistas ir nesuprantamas man daiktas yra svarbus kitam. Tai tarsi norėčiau pakviesti ir mokytojus, ir visus kitus pažvelgti ir šitaip. Kęstuti, atrodytų, kad diskusijų netrūksta, kadangi mes periodiškai matome pakankamai audringas diskusijas aplink metų knygos rinkimus, aplink 5-tukus. Atrodytų, kad skaitytojai reaguoja, jiems nėra tas pats. Bet iš tikrųjų, kadangi mūsų sveikinimo kalbos netikėtai atsiradusios prieš paskelbiant 5-tukus apkramtė mūsų diskusijos laiką, mes turime jau keliauti link apibendrinimo. Ir aš norėčiau, Kęstuti, pradėti nuo jūsų, kalbant apie pasiūlymus metų knygos rinkimams kitiems 20 metų. Kas būtų jums, atrodytų jums svarbiausia ir labiausiai tobulintina ir keistina? Galėsime visi pasidalinti. Mano pasiūlymas būtų sugrįžti prie kai kurių labai gerų dalykų. Man toks įspūdis, kad dabar metų knygos akcija vyksta tarsi truputį ramiau, o buvo tokių labai didelių pakilimų, daugybė renginių ir bibliotekose, ir mūsų įbė organizacija. Ir tai, ką aš ypač teigiamai prisimenu ir ko man gaila, tai keletas dalykų. Atsimenu, vienais metais išėjo toksai recenzijų rinkinys, kuris vadinosi Ūkas. Ir ten buvo sudėta metų knygos akcijose dalyvaujančios recenzijos apie tas knygas ir tai buvo labai aukšto lygio recenzijos. Vat jeigu vėl mes turėtumėm pinigų ir galimybių sugrįžti prie to, tai būtų labai didelis toks įtvirtinimas. Kitas dalykas, kurį aš prisiminiau, kai pakvietė čia mane gerbiamas Justinas dalyvauti šiame pokalbį, prisiminiau truputį romantiškai tą laiką, kada man reikėdavo labai anksti keltis per kamščius važiuoti į Lietuvos radiją, į Lietuvos televiziją ir ten susitikti su autorium ir kartu su autorium pristatyti knygą. Tai buvo, žinoma, labai didelis stresas, bet buvo labai įdomu. Labai džiaugdavausi, kad dar didesnis stresas autoriams negu man. Ir netrukus aš sužinojau, kad, mes kartais sakydavome, kas čia žiūrės, visi dar miega.
Bet sužinau tokį vieną įdomų dalyką, kad kai kurie mokytojai tuos pristatymus įsirašydavo ir neždavo paskui į klasę, leisdavo, žiūrėdavo ir diskutuodavo. Ir šitame renginyje labai svarbus dalykas buvo, kad mokiniai pamatydavo autorių. Nors tas 10 minučių pamatydavo, kaip tas autorius atrodo, kaip jis kalba. Tai va, šito man gaila, jeigu tai sugrįžtų, būčiau laimingas. Man tai performuluočiau klausimą jums šiek tiek kitaip. Pirmasis penketukas Jurga Ivanauskaitė laimėjo, tuo metu Gintaras Beresnevičius, Laura Sintija Černiauskaitė, Kęstutis Navakas, Sigitas Parulskis. Paimkite dabar šitą prozos penketuką ir įsivaizduokite, kaip jis atrodys po 20 metų. Nes dabar žiūrint į tą pirmąjį penketuką, atrodo, kad mes turim dalį kanono jau, ar ne, vienoje vietoje. Kaip atrodys šitas penketukas? Man labai sunku atsakyti į šitą klausimą, dėl to, kad penketuke yra daug debiutuojančių autorių, ir gal jie tiesiog nustos rašyti ir nuspręs visą savo dėmesį ir laiką skirti darbui banke, pavyzdžiui. Žinau, kad viena iš autorių dirba banke. Tai aš negaliu šitos... Bet istorija žino daugybę vieno leidinio arba vieno kūrinio autorių, kurios ir išgarsino tas vienintelis kūrinys, kuris buvo sėkmingas. Pasakykim taip, šiandien jaučiu net ir tuose debiutuojančiuose autoriuose tikrai labai didelį potencialą. Kita vertus, vieno autoriaus tai yra antra knyga, aš, pasakysiu atvirai, man pirma jo knyga atrodo nevykusi, o antra labai patiko. Tai man atrodo, kad potencialo šitame penketuke yra be galo daug, o kaip bus, negaliu spėlioti. Skambant pakankamai paslaptingai. Jūratė, jūsų pasiūlymai metų knygos rinkimams ir jūsų finalinės įžvalgas. Tai aš labai pritarčiau Kęstučiui, nes aš pati prisimenu tuos laikus, kada LRT labam ryte, kur tikrai yra žiūrima laida, būdavo pokalbis kritiko su autoriumi ir šito dalyko tikrai trūksta. Man apskritai trūksta pastaruosius keliarius metus to viešumo. Tikrai norėtųsi, kad būtų kažkaip labiau matomas šitie rinkimai ir gal net tiesiog metų knygos rinkimai.lt, nes dabar tu turėjai skaitimo metai.lt, kad surastum penketukus. Kitas dalykas, ko labai linkėčiau, tai sutvarkyti balsavimą. Jisai turėtų būti normalus, tai reiškia, nes dabar iš kiekvieno įrenginio galima balsuoti kiek norim ir tada išsikreipia laureatas, nes buvo tikrai tokių metų, kada visiems buvo šokas paaiškėjus, kas laimėjo, tada pradedi kalbėti ir supranti, kad žmogus sumobilizavo savo aplinką ir nubalsavo draugai, tai šitą reikia tikrai sutvarkyti, kad iš vieno įrenginio vienas balsavimas. Linkiu akcijai dar 20 metų ir linkiu per ceremoniją nepamiršti ekspertų komisijų išvardyjimo. Tai yra žmonės, kurie atliko patį didžiausią darbą. Bet Jūratė, mes taisomės, jūs pastebėjot, šiandien viskas buvo gerai. Rūta. Tik noriu replikuoti, mano žiniom jau šita problema balsavimo yra išspręsta. Va, matau linkčioje. Taip. Aš prisijungdama prie to, ką pasakėt dėl interviu LRT ir ypatingai televizijoje, ne radijui irgi labai gerai, bet parodyti autorių, manau, yra be galo svarbu. Kaip sakau, ir idėja kilo iš BBC, kur autoriai yra matomi ir girdimi. Bet aš norėčiau ir kitą dalyką. Man truputį trūksta diskusijų bibliotekose arba regionuose. Mes lyg Vilniui tai kalbame mokyklose. Ir būdavo pačioj pradžioj pradėjom nuo to, kad 2, 3, 4 metais, kad siūsdavom knygas į tas bibliotekas ir mokyklas, kurios nori jas perskaityti. Buvo tam tikras konkursas. Tai sukelti tą tokią visos šalies mastu aktyvų dalyvavimą ir knygų skaitimą, manau, gali pagelbėti daugiau šitų knygų nusiuntimas į bibliotekas, nes kodėl to nevyksta, nes vis tik bibliotekose trūksta šitų knygų ir negali per trumpą laiką spėti jas perskaityti žmonės, kurie turėtų balsuoti. Akvilina, jūsų paskutinės labai trumpos ir tikiuosi pozityvios remarkos. Viskam, kas jau pasakyta, pritariu ir tik noriu pasakyti, kad labai tikiuosi, kad mes po 20 metų susitiksim ir tada vėl pasižiūrėsim iš šitos sąrašus ir jau tada matysim, kurie iš šitų autorių nemetė rašyti ir toliau tęsė ir taps mūsų kanono autoriais. Geras palinkėjimas, susitikime 40-metyje metų knygos rinkimų. Ačiū Jums labai už šitą talpų ir labai ekonomišką pokalbį.
Rūta Kačkutė, Akvilina Cicėnaitė, Kęstutis Urba, Jūratė Čerškutė ir Mantas Tamošaitis kalbėjosi čia. Geros jums knygų mugės, priminsiu, kad balsavimas prasideda dabar, metuknyga.lt, portalas lrt.lt jau yra atviri, balsuosime iki balandžio 23 dienos, apdovanosime nugalėtojus gegužės 7, spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. O dabar dėja nebeliko laiko mūsų paskutiniam superkolorito kūriniui, kadangi salė jau šturmuoja kito renginio gerbėjai, bet kokiu atveju nuostabios knygų mugės, gerų knygų, gerų skaitimo patirčių ir pačių geriausių įspūdžių. Nepamirškite balsuoti. Ačiū Jums.